išpuolių Paryžiuje reikšmę ir pasiekmes maloniai sutiko pakomentuoti profesorius Vytautas Radžvilas. Labadiena. Labadiena. Prancūzijos prezidentas Olandas keletą dienų po teroro išpuolių kalboje pasakė: "Ta penktadienį tai prancūzai žudė kitus prancūzus." Taip pat toje pačioje kalboje jisai paskelbė, kad Prancūzija yra karo būklėje ir pasiūlė keisti konstituciją, kad galima būtų iš teroristų atimti pilietybę. Komentatoriai pastebėjo šitoje kalboje nenuoseklumus ir melagystės tipiškas vakarų kairiesiems. Kaip galėtumėte pakomentuoti prezidento Olando bei kitų vakarų valstybių establishmento atstovų retoriką? Manyčiau, kad tokia prieštaringa retorika yra viskas, kas jiems lieka susidūrus su tikrove. Juk ieškant šitos tragedijos ištakų, ko gero tektų sugrįžti į Prancūzijos revoliucijos laikus, kuomet kaip tik ir buvo įvestas ir šiandien galiojantis grinai legalistinis prancūzo suvokimas. Kitaip tariant, jau tuo metu išryškėjo prieštaravimas tarp viena vertus akivaizdaus fakto, jog prancūzai yra konkrečiai apibrėžta kultūrinį ir tautinį tapatumą turinti nacija, ir jų pretenzijų į tai, ką galima pavadinti pasauliniu pilietiškumu. Tai praktiškai reiškia, kad Prancūzija, tuo metu dar negalėdama turbūt ir numatyti šito padarinių, priėmė formalistinę pilietybės sampratą, pagal kurią, norint prancūzų būti, tai reikia išpažinti arba veikiau pripažinti šitos šalies politinę santvarką, pritarti jos konstituciniams principams ir bent jau formaliai deklaruoti savo lojalumą vadinamosioms apšvietos vertybėms. Tačiau šitoje sampratoje iš pat pradžių buvo užprogramuotas gilus vidinis prieštaravimas, kurį trumpai galima nusakyti taip. Vis dėlto, norint tapti tam tikros tautos nariu, nepakanka pramokti tos tautos kalbos arba formaliai susipažinti su jos populiariosios arba vulgarios kultūros apraiškomis. Tautų formavimasis yra iš tiesų šimtmečius trunkantis ilgas vyksmas, kuris reiškia tai, kad yra kaupiama institucinė ir istorinė atmintis, kuri galiausiai žmogų padaro vienos ar kitos tautos nariu. Aš jau net nebematau prasmės kalbėti apie tai, kad tauta negalima be bendros istorinės atminties ir bendro likimo pajautos. Tai štai toks įsivaizdavimas, kad norint būti prancūzų, tai reikia priimti Prancūzijos pilietybę ir sugebėti daugiau ar mažiau pašnekėti daugiau ar mažiau dar kitą prancūzų kalbą, ir neleido laiku suvokti šitų pamatinių dalykų. Todėl buvo nesuprasta, kad vadinamosios pilietinės Prancūzijos nacijos milžinišką dalį sudaro žmonės, kurie istoriškai ir kultūriškai yra visiškai svetimi prancūzams, kurių lojalumas šitai tautai ir valstybei yra tik tai parodomasis ir dažniausiai netikras. Kitaip tariant, buvo nenorima suvokti, kad faktiškai po abstrakčia prancūzo priedanga šitoje šalyje telkėsi arba formuojasi visai skirtingos tautos. Kuomet šitas vaizdinys subliūško susidūrus su rūsčia teroro tikrove, kas galiausiai beliko vargšui Prancūzijos prezidentui daryti. Iš vienos pusės jam beliko konstatuoti banalų faktą, kad prancūzus žudė formalūs Prancūzijos piliečiai.
o painiojant mano minėtus du aspektus - politinį, teisinį ir kultūrinį. Formaliai žudė netgi prancūzai ir kartu čia pat de facto reikia pripažinti, kad tai nėra tikri prancūzai, nes be jokios abejonės tikriems prancūzams nuostata atiminėti pilietybę negaliotų. Taigi, iš esmės yra politinis, moralinis ir intelektualinis bankrotas, kurį ir išduoda šitą didžiai prieštaringą retoriką. Kaip galėtumėte pakomentuoti, kokią įtaką tarptautiniai politikai padarys teroristiniai išpuoliai Paryžiuje? Kaip gali keistis ir Europos valstybių vidaus politika? Ar teisūs tie, kurie nuogąstauja, kad išpuoliai gali paskatinti slinkti link totalinės kontrolės ar kažkokios neototalitarinės tvarkos? Na ir galiausiai, kaip tie pasikeitimai tarptautinėje politikoje ir vidaus politikoje atsilieps Lietuvoje? Šitas klausimas yra labai sudėtingas ir turi daugelį aspektų. Pradedant nuo teroro išpuolio poveikio tarptautiniai politikai, neabejotina, kad šis poveikis bus iš tiesų milžiniškas, tačiau manyčiau, kad daugiau netiesioginis. Čia turiu omenyje, kad šitas teroro išpuolis pirmiausiai sukurs milžinišką įtampos židinį, kurio epicentras bus pati dabartinė Europos Sąjunga. Manyčiau, kad tas konfliktas Europos Sąjungą stumia prie labai lemtingos slenksčio, kurį pasiekus vienaip ar kitaip galbūt spręsis pačios Europos likimas. Taigi, kalbant labai paprastai, reikalo esmė yra tokia. Dabartinė Europos Sąjungos integracija yra vadinamasis apšvietos projektas, kurio esmė ir galutinis tikslas yra likviduoti mums pažįstamą žmogaus formą, neigiant religiją, tautą, galiausiai net jo lytiškumą. Kitaip tariant, Europos Sąjunga, jos gilėjanti integracija yra tolydžio spartėjantis ir stiprėjantis to, ką mes dar iki 20 amžiaus vidurio vadiname Europą, naikinimo vyksmas. Ir šitas vyksmas realiai reiškia, kad mes europiečiai, arba tie, kurie savais laikome, paprasčiausiai įsižmoginame, aš vartoju specialiai išsižmoginimo sąvoką, turėdamas omenyje, kad virstame savos rūšies socialiais gyvūnais, kurie neturi jokių aukštesnių siekių, tikslų ir panašiai. Tačiau šitas vyksmas sukūrė labai galingą šiuolaikinės politikos veiksnį, kurį galima pavadinti transnacionaliniu paneuropiniu elitu. Reikalo esmė yra ta, kad naikinant tautas ir nacionalinės valstybės, iš tikrųjų yra atrišamos rankos ypatingos rūšies individams, kurie tiesioginė to žodžio prasme save laiko niekam neatsakingais ir neatskaitingais antžmogiais, savotiška jų rūšimi, ir jų veiksmų šiandien jau nebepajėgia kontroliuoti tai, kas tradiciškai buvo vadinama politinėmis bendrijomis. Tos politinės bendrijos moderniojoje Europoje, kurioms buvo atsakinga ne tik valdžia, bet kurioms buvo atsakingas kiekvienas šitos bendrijos narys, buvo vadinamos tiesiog moderniomis tautomis, įgijusiamis politinę formą vadinamosiose suvereniuose nacionalinėse valstybėse. Praktiškai tai reiškia, kad kol egzistavo tokia politinės organizacijos forma, bet kuris individas buvo priklausomas nuo savo bendruomenės, taigi daugiau ar mažiau jos kontroliuojamas. Tuo tarpu nacionalinių valstybių ir tautų irimas reiškia tai, kad atsiranda masė individų, kurie iš tiesų išslysta iš bet kokios kontrolės ir siekia savo grinai privačių tikslų, iš esmės susibūrė į niekieno nekontroliuojamas
bendrijas, kurias net galima pavadinti savotiškomis gaujomis. Šitos gaujos, kad turėtų visiškai laisvas rankas, jos negailestingai naikina šiandieninį Europos tapatumą. Ir paradoksas yra tas, kad tą naikinimo formulę kaip tik ir pasiūlė vienas ES vadinamųjų tėvų kūrėjų, Žanas Monnet, pasakęs, įsidėmėtina 1950 metais, kad Europa iki šiol neegzistavo ir mes ją turime sukurti. Tai reiškia, kad ES integracija yra projektas, kuris faktiškai nušluoja mums pažįstamą Europą. Tačiau įgyvendinant šitą projektą susikūrė, kaip jau minėjau, milžiniška transnacionalinė klasė, kuri tiesioginė to žodžio prasme ne tik gyvena ir pelnosi iš to projekto, bet iš tikrųjų tiesiog jo parazituoja. Taigi, kai kalbame apie šitą milžinišką parazituojančią klasę, ją sudaro keli segmentai, pradedant transnacionaliniu politiniu elitu, kurio santalka yra vadinamasis nieko nesprendžiantis Europos parlamentas. Taip pat kitas segmentas yra milžiniška paneuropinė biurokratija, kuri taip pat įsiplėtojasi neįtikėtinų mastų. Ir galiausiai yra vadinamasis ekonominis segmentas, tai transnacionalinės korporacijos, kurių vienintelis tikslas yra maksimalus pelnas. Dar galima pridurti, kad šitą transnacionalų klasę sudaro, tai yra jai priklauso, ir milžiniškas jai aptarnaujantis įvairiausių propagandininkų, ideologų ir panašių veikėjų sluoksnis. Taigi Europos naikinimas yra visų jų gerovės šaltinis. Ir jeigu kalbame apie dabartinę Europos krizę, tai yra visiškai akivaizdu, kad šita krizė įsibėgėjo dėl tos priežasties, kad nei vienas šitas segmentas nebuvo suinteresuotas spręsti pabėgėlių problemus taip, kaip privalėtų ir galėtų spręsti visavertė savo pačios išlikimo siekianti valstybė. Viskas buvo pasakyta labai aiškiai ir trumpai. Vadinamiesiems verslininkams reikia darbo jėgos, tuo tarpu Europos transnacionaliniai politiniai klasiai kuo skubiau reikia galutinai sunaikinti Europos tautas, galinčias iš jos pareikalauti atsakomybės. O vienintelis būdas tai padaryti, savaime suprantama, yra naikinti tautas, jas tirpdant milžiniškoje atbėgėlių jūroje. Jūroje žmonių, kurie yra kitos kultūros, visiškai kitaip supranta politinį gyvenimą. Vienu žodžiu, norim atmiešti Europos tautas lygiai taip, kaip tai buvo daroma Sovietų Sąjungoje, vykdant vadinamąją internacionalinę tautų suartėjimo politiką. Tai štai šitokioje situacijoje įvyko šiek tiek nelauktas dalykas. Paaiškėjo, kad šita eilinė avantūra vis dėlto buvo pernelyg, turbūt žodis drąsiai netinka, pernelyg įžūli. Ir jos padariniai vis dėlto per labai trumpą laiką tapo akivaizdus daugybei iki tol gana naivių ir patiklių Europos piliečių. Tai štai susidūrus su tokia tikrovė, su nevaldomu migrantų srautu, liktų tik tai dvi išeitis. Viena vertus pripažinti, kad bankrutuoja ne tik dabartinė ES migracijos politika, bet kad ir visas integracijos projektas stovi ant kreivų šleivų pamatų. Bet šitoks pripažinimas reikštų, kad tektų pasakyti, jog visi žmonės, kurie vadovauja šito projekto įgyvendinimui, Europą veda ne šiaip į niekur, bet tiesą sakant, jie veda į nebūtį arba į visišką susinaikinimą. Toks Europos politinio elito žingsnis, kuris liudytų sąžinės ir atsakomybės buvimą, šiuo metu yra praktiškai neįsivaizduojamas. Todėl sąmoningai ir geranoriškai tas žingsnis tikrai nebus žengtas. Tačiau kita vertus, aišku,
kad toliau mėginant slėpti šitą problemą ir taip pat pigia propaganda ir retorika dangstyti principinės Europos integracijos projekto ydas, vargu ar bepavyks, nes, kaip jau minėjau, padariniai šiandien akivaizdus net naiviems žmonėms. Todėl galimos dvi šito vyksmo baigtis. Vienas, netgi galbūt galima kalbėti apie 3 variantus. Pirmasis, kuris yra pats blogiausias, man vis dėlto nebeatrodo pats įtikimiausias, jis reikštų tai, kad viskas lieka kaip buvę. Europos valdantysis elitas sugeba laikinai stabilizuoti situaciją ir toliau pajėgia sėkmingai slopinti mąstančius kritikos ir protestų balsus, ir tai baigėsi savižudybė. Bet kita vertus, labiau tikėtinas vienas iš 2 variantų. Labai žaibiškai bunda europiečių tautinė ir valstybinė sąmonė. Todėl, jeigu elitas geruoju vis dėlto nesiims spręsti pamatinių Europos ateities klausimų, galimi gana, sakykime taip, šiurkštus, ne visai politiniai sprendimai. Kas reikštų, kad pasikartotų tik dar didesnių mastų tai, kas Europoje jau yra įvykę 20 amžiuje. Juk kai kalbame apie sovietinį komunizmą ir vokiškai nacionalsocializmą ir baisimės šitais režimais, kažkodėl nenorime prisiminti, kad jie viso labo buvo patologinės reakcijos į vadinamojo liberalizmo patologijas. Taigi šitokia patologinė reakcija į liberalizmo patologijas reikštų tai, kad turėtume Europoje gana griežtus nacionalistinius režimus, bet kita vertus jie iš tikrųjų nebūtų ekstremalūs tuo požiūriu, kad tikrai nepasikartotų tie dalykai, kurie vyko 4-ame dešimtmetyje Vokietijoje. Manau, kad tikrai nebūtų kokio nors masinio kitų rasių žmonių persekiojimo ar jo labiau naikinimo. Paprasčiausiai būtų taip, kad nelojalūs elementai būtų be ilgų svarstymų ir teismų deportuojami iš Europos, kad būtų apribotos daugelis dabartinių vadinamųjų demokratinių laisvių ir teisių vien dėl saugumo. Taigi Europa būtų mažiau komfortiškas žemynas. Toks variantas, turint omeny grėsinčią pražūtį, irgi ne pats blogiausias. Bet žinoma, optimalus variantas būtų tas, kad atsigavimas arba Europos atsitokėjimas būtų tiek spartus, kad jau artimiausiuose rinkimuose realią įtaką įgytų šiandien visaip juodinamos ir šmeižiamos, bet beje vis nedrasiau vadinamosios ekstremistinės jėgos. Iš tikrųjų, tai paprasčiausiai iki tol marginalizuoti politiniai dariniai, tokios kaip Le Pen partijos, iš kurių buvo daromas baubas, nors jeigu atidžiai paskaitai absoliučios daugumos tokių Europos partijų programas, nesunkiai supranti, kad jie reikalauja to paties, ir čia yra didžiausias paradoksas, ko reikalavome mes Sąjūdžio laikais. Mes Sąjūdžio laikais paprasčiausiai norėjome, kad Lietuva vis dėlto išliktų Lietuva, tai yra išsaugotų savo kultūrinį ir kitokį tapatumą. Tos šiandien vadinamosios ekstremistinės partijos, absoliučiai jų dauguma siekia tik to paties ir nieko daugiau. O tuo tarpu tikrai fašistinių ar nacionalsocialistinių partijų ten yra ir nedaug, ir jos palyginti su tomis partijomis yra ir negausios, ir marginalios. Tai štai, jeigu rinkimai pakryptų šitoms partijoms palankia linkme, būtų įmanomas dar padaresnis scenarijus, kas reikštų. Vis dėlto tokių partijų arba politinių jėgų sėkmė priverstų šiandieninį Europos politinį elitą pradėti rimtesnį dialogą. Ir žinoma, tokiu atveju politinis dialogas būtų pati geriausia, nes taiki išeitis. Tai yra spaudžiant šitoms partijoms, galų gale Europą pradėtų tvarkytis.
kad toks kelias nėra visiškai beviltiškas, rodo tai, kad toje pačioje Prancūzijoje, Anglijoje ar Vokietijoje vadinamosios establishmento partijos, kurios aklai vykdė Europos kosmopolitizavimo, ištautinimo ir išvalstybinimo politiką, vis tik pradeda bent jau keisti retoriką. Ir nėra neįmanoma, kad šitas retorikos kaita galiausiai virstų ir kažkokiais apčiuopiamais praktiniais žingsniais, keičiant ir kasdienę politiką. Taigi šitie trys variantai Europoje yra vieninteliai ir manyčiau, kad tai teikia tam tikrų vilčių. Na, o kalbant apie Lietuvą, tai žinoma, dabartinė Lietuva kol kas atrodo šitame kontekste tiesiog apgailėtinai, nes sunku įsivaizduoti ką nors netingesnio, kaip aukščiausius Lietuvos pareigūnus, lakstančius į nežinia kokias šalis, tam, kad priviliotų į Lietuvą migrantus, kurie čia net nenori keliauti. Taigi noriu pasakyti, kad tuo požiūriu dabartinė Lietuvos valdžia yra daug niekingesnė negu net sovietinės Lietuvos administracija, nes kuomet į Lietuvą būdavo keliami kolonistai iš kitų sovietinių respublikų, tai vis dėlto būdavo Maskvos direktyvos, kurias norom nenorom tekdavo vykdyti. Maža to, turime duomenų, kurie liudija, kad anoji okupuotos sovietų Lietuvos administracija pagal išgalės stengdavosi tų direktyvų nevykdyti. Pavyzdžiui, kai Maskva organizuodavo eilinės didelės statybas, kurioms reikėdavo daug darbo jėgos, mėgindavo ją sutelkti iš vietos gyventojų. Kitaip tariant, sukviesti tas statybas Lietuvos kaimo žmonės. Taigi, turint omenyje, kad šitai Lietuvos valdžiai panašios represijos negresia, tai galima sakyti, kad jie elgiasi tikrai apgailėtinai. O šiaip be abejo pas mus irgi veikia tie patys veiksniai, kaip ir Europos Sąjungoje. Visiškai akivaizdu, kad tam tikri verslo sluoksniai tenori pigios darbo jėgos, todėl jie absoliučiai nemąsto apie tas patirtis, kurių apsčiai yra sukaupusi vakarų Europą su vadinamąją multikultūrinė visuomenė. Jie net ir tokių teroro aktų akivaizdoje sąmoningai ignoruos visiškai realias grėsmės nacionaliniam saugumui. Ir šito, tiesą sakant, turint omenyje jų mentalitetą, galima laukti. Bet bėda yra tai, kad akivaizdžiai ir valdžios sluoksniuose esama žmonių, kurie norės iš šito projekto, vadinamojo emigrantų perkelimo projekto, pasipelninti. Nes nesunku įsivaizduoti, kad horizonte matosi naujos ir gerai apmokamos darbo vietos, juos neva integruojant, padedant prisitaikyti Lietuvos darbo rinkoje. Kitaip tariant, iš esmės atsiveria dar viena niša parazituoti. Ir tai žmonės, kurie jokių tautinių valstybinių sentimentų neturi, jie, galima sakyti, yra labiau antilietuviški ir antivalstybiški negu sovietinių laikų nomenklatūra ir funkcionieriai. Todėl Lietuvoje šitas emigrantų iššūkis iš tiesų yra labai rimtas. Na, kita vertus, kai galvoji, kas mus gali išgelbėti, tai žinoma, reikia suprasti, kas vyksta. Jeigu jau kalbame apie patį Merkel planą priimti daugybę migrantų ir paskirstyti jas po ES vadinamasis dar valstybės, nors tiksliau reikėtų kalbėti apie provincijas, tai esmė yra ta, kad visos ES šalis, taip pat ir vidurio rytų Europos regiono šalis, kurių viena mes esame, yra pradedamos atvirai traktuoti kaip savotiškos darbo jėgos surinkimo ir skirstymo punktai. Kitaip tariant, jie čia yra atsiunčiami arba suvežami tam, kad mes juos išlaikytume, jais rūpintumės
bet įsivaizduokime Vokietijos ekonomikai prireikus darbo jėgos, bus labai nesunkiai rasti būdą ir priemonės, kad vėl pradės veikti tas vadinamųjų žmogiškų išteklių traukos siurblys, kuris veikia ištisus 25 metus ir dėl kurio veikimo mes praradome 800 000 savo bendrapiliečių. Taigi mes faktiškai esame verčiami savotiškų darbo jėgos rezervatų ir todėl galima tik spėlioti, kas galėtų nutikti. Idealiu atveju, kaip jau sakiau, turtingosios vakarų Europos šalys, jau susirgusios mūsų žmonės ir jų darbo jėgą, pasinaudotų pas mus jau apšilusiais koja ir šiek tiek integruotais tokiais pabėgėliais, bet neidealiu atveju viskas baigtųsi daug prasčiau, nes atidarius šitą kanalą pabėgėliams visai įmanoma, kad tokios periferinės valstybėlės kaip mes iš tiesų būtume pavirsti savos rūšies ES didžiasaliais. Tai yra vietomis, į kurias būtų paprasčiausiai siunčiami arba išstumiami, visiškai degradavę tų vadinamųjų pabėgėlių sluoksnį. Kitaip tariant, žmogiškos atliekos, kurių niekaip patys europiečiai negalėjo panaudoti, būtų labai elegantiškai nuolatos siunčiamos mes. Štai kodėl, manau, lemiamas klausimas yra, ar mes elgsimės taip, kaip elgėsi, tarkime, tie patys Lenkai arba kitos vidurio rytų Europos šalis ir laiku pasakysime ne, arba sukursime faktiškai labai pavojingą precedentą, nes kartą nuolankiai sutikę su šituo vadinamoju skirstymo principu, mes iš tikrųjų kapituliuotume visiškai ir visais atžvilgiais. Kitaip tariant, taptume savotišką ES kloką. Todėl, manyčiau, daug dabar spręsis ne tik valdžios koridoriuose, bet šiuo momentu kaip tik reikia, kad pabustų pati visuomenė. Ir šiandien matau labai aiškų vaizdą. Visiškai akivaizdu, kad supratimo, kokios grėsmės laukia, esame labai daug. Na, žinoma, šito supratimo kol kas beveik neatspindi vadinamoji didžioji Lietuvos žiniasklaida, kuri nuoširdžiai toliau kaip ir sovietmečio aptarnauja tokio pobūdžio avantiūras, bet man atrodo, kad nauja situacija yra tuo atžvilgiu, kad vis tik tikrovė pasikeitė tiek iš esmės, kad jokios įprastinės cenzūravimo priemonės arba kitokio mąstymo slopinimo priemonės greičiausiai jau nebebus efektyvios. Bet žinoma, labai daug priklausys, galbūt beveik viskas priklausys nuo to, ar tie žmonės, kurie suvokia dabartinę situaciją, vis dėlto sugebės vienytis ir pradės rimtai priešintis šitai pavojingai tendencijai. Ačiū, gerbiamas profesoriau. Ačiū Jums.